Sveiki visi. Šiandieną sekmadienis ir šiandieną Panevėžio Lietkabelis vyksta į Kauną, kur susikaus su vieta Žalgiriu. Taip pat paskui juos vyksta ir ištikimiausi jų fanai X-Sektor. Šiandieną fanai pasikūrė kaip niekad. Mūsų važiuoja 2 pilni autobusai ir tai smagu, nes mes laužome Panevėžio standartus. Tai yra labai pasyvus miestas. Į rungtynes neina žmonės, o jeigu ir ateina, tai labai neaktyviai. Visi tiesiog sėdi ir žiūri kaip kino filmą tas varžybas. Tai kai Panevėžys sugeba sugeneruoti tokią grupę fanų kaip X-Sektor ir tokiais mastais važiuoti į išvykas, kurios nelemia kažko per daug, tai labai džiugu yra ir aš to esu labai patenkintas. Šiandieną išvyka tikrai bus smagi, nes oras žiauriai geras ir sekmadienis, nuotaikos geras. O iš išvykos mes stengsimės jum parodyti, kaip vykstame, ką veikiame rungtynių metu, kaip palaikome komandą. Ir dar kartą ačiū, kas prenumeruoja, kas palaikina ir parašo komentarą ir padeda mums augti. Tai žiūrim toliau, kas bus. Vėliavas pakeltas, būgnai pakelti. Einam link autobusą.
Laukiam galą, pažiūrėsim. Jeigu nugalėsim, autobusas 1 ir 2, oš iki Panevėžio. Įžadu. Girdėjau, pirmadienis nedarbo diena. Jo, Panevėžys paskelbs. Okay. Mes už tave dainuojame dainas. Pat pradžių negailėkime jėgų, nes Lietkabelis tikiu. Hei, Porto balti, dar galės verti, o dabar garsiau visi. Hei, nuo pat pradžių negailėkime jėgų, nes Lietkabeliu tikiu.
Kur Nemunas ir Neris, ten skęsta Žalgiris. Olė, olė, Lietkabelis daug geresnė. Su tokiom dainom šiandieną grįžtam iš Kauno. Emocijas aukščiausiam lygi, pergalė nuostabi, tokio trilerio senai jau neteko matyti ir pajausti. Pergalė gal kiek netikėta, nes komanda tikrai išretėjus, kaip jau įprasta mūsų komandai, bet vyrai šiandien kovėsi, tai vau. Ir fanai palaikė irgi vau. Kiek galėjom, skandavom, šaukėm, palaikėm, važiavo šiandien 115 X-Sector fanų, tai tikrai nemažai kaip Panevėžiui. Žmonės paaukojo sekmadienio popietę ir visi kartu vykom į Kauną. 2 pilni autobusai. Buvo be galo smagu važiuoti atgal. Į priekį gal važiavom su ramesnėm nuotaikom. Nežinau, tikėjomės geros kovos, nes Lietkabelis visada Žalgirį gerai kabinasi į atlapus, tai net negalvojom, kad labai ten galim smarkiai pralaimėti. Bet tokią kovą davė, kad ten, puikiai patys turbūt matėt ir žinot. Ką galėčiau dar pridurti, kad Lietkabelis jau paguldė šiemet Rytą, paguldė Žalgirį. Tai labai tikiuosi, kad tai įkvėps pozityvą panevėžiečiam. Gausiau pradės lankyti Panevėžio Kalnapilio areną varžybose, Lietkabelio rungtynėse ir taip pat pasikurs, kaip X-Sector fanai pasikūrė, 2 išvykos šiais metais su 2 pilnais autobusais. Kaip Panevėžiui, tai tikrai aukštas, sakyčiau, vertinimas, aukštas lygis dėl to, kad visi matom, kaip Panevėžy vangiai renkasi žmonės į areną. Tai labai smagu, kad atsiranda nemažai ištikimų fanų, kurie važiuoja, palaiko ir gausiai palaiko komandą. Tai šiandien tiek. Turim puikią pergalę. Sezonas bus geras. Nusimato turbūt dar ne vienas toks trileris. Tai kam nesunku, palaikinat, parašykit komentarą, pasiekit mūsų kanalą, padėkit mums augti, o mes jums stengsimės parodyti savo išvykas ir visus kitus fanų reikalus. Tai iki susimatymo. Iki. Kur Nemunas ir Neris.